Amžinas klausimas, kur geriau investuoti - nekilnojamas turtas ar akcijų rinka, ir šiandien panagrinėsime klausytojo, fano, nežinau, prenumeratoriaus klausimus. Tikrai paskaičiavo žmogus labai detaliai, parodysiu, kaip jisai paskaičiavo, parodysiu, kaip skaičiuoju aš ir galėsite priimti informuotą investicinį kažkokį sprendimą, nes kaip pamatysit, ta prasme, labai yra individualu, priklauso tiek nuo emocijų, tiek nuo apskritai to, ką mes norime pasiekti, tiek nuo pelningumo, tiek nuo to, kur mes konkrečiai sudedame savo pinigus, nuo indekso, į kurį sudedame pinigus. Taigi, jeigu patinka analitinis turinys, tai vėlgi prenumeruojam šitą kanalą, nuorodas rasite visas apačioje į naudingą turinį, naudokit timestampus ir aš pasistengsiu padaryti šitą video tokį, visiškai nešališką, sakykime, iš tos perspektyvos, kad realiai nėra geriausios tikriausiai investicijos, yra geriausia investicija kažkam. Tai vat klausimas, kam, ir jeigu tu žiūri šitą video, galbūt NT bus tau geriausia investicija, galbūt fondas, galbūt akcijos. Žodžiu, važiuojam prie techninės dalies ir parodysiu daugybę skaičių, bus labai techninis ir su labai daug skaičių turinys, bet tikiuosi, kad būtent dėl to ir prenumeruoja dėl analitinio turinio šitą kanalą ir jums bus tikrai naudinga ir vertinga. Tai apie ką noriu pakalbėti šiandien, tai yra realiai štai šitas atvejis, kai prenumeratorius atsiuntė man po mano video labai daug komentarų. Tai dabar pats principas. Žmogus sako, kad mano skaičiavimai būtų tokie. Įmamas nedidelis vieno kambario būstas, kurio nuoma 350 eurų per mėnesį, kalba apie Vilnių. Jo kaina 90 000. Taigi reikalingas 15%. Pradinis būsto augimas kažkur apie 5%. Nuomos augimas irgi skaičiuojam po 5%. VOA augimas 10,5, CHG 14,5. Už nuomą per 30 metų sumokama 2,79 už būsto kreditą su 4,62% vidurkiu įmant Euriborą. Sumokama be viso to dar reikia pačiam papildomai už remontus, draudimus mokėti, tai draudimui kaina auga metai iš metų, kai su nuoma to nėra. PS remontų ir draudimų neskaičiavau šitame pavyzdyje. NT vertė po 30 metų vertas 389 000, paskola sumokama 155 000, aišku, dar neskaičiuojame jokie nekilnojamo turto mokesčiai. Jeigu būtų paliktas 30 metų pradinis įnašas į VOA, būtų vertas 270 000, jeigu į CHG 784 000. Kas už tokią sumą išeina 2 būstai. Čia ne mano, čia yra jūsų atsiųstas variantas. Taigi išvados nuoma per 30 metų kainuoja 279 plus 270 000 vertės portfelis, tai iš viso 784 vertės portfolio. Tai arba paskola ir turi būti 389K vertės, kur sumokėta 105K už paskolos mokėjimus ir neturi portfelio, jei neinvestuoji papildomai. Tai, žodžiu, tikiuosi aiški situacija, tai ką mes dabar padarysime ir panagrinėsime tam, kad kuo detaliau visą šitą dalyką išnagrinėtume, nes žmogus, kaip matom, irgi labai nemažai įvertino dalykų, bet kaip ir labai nemažai ir neįvertino. Tai pirmas momentas, kodėl NT atrodo labai patraukli investicija, dėl to, kad anksčiau, jeigu mes žiūrėtume apskritai, va čia Amerikoje, Lietuvoje tokių įperkamumo rodiklių aš neradau. Amerikoje bent jau namas su pajamomis anksčiau būdavo 3,5 gepas įperkamumo, tai reiškia reikėjo 3,5 metinių pajamų, kad įsipirkti namą. Štai šitoje vietoje jau 2022 metais mes turim beveik padvigubėjusi šitą rodiklį, tiksliau apie 1,7 karto didesnį, nes uždirbama mediana, reiškia namų ūkio yra 74 000, o čia 433 000 už namą. Tai vadinasi, atotrūkis didėja ir natūralu investicijos atrodo labai geros į tą nekilnojamą turtą. Tai vat čia daugumai. Tai dabar ką aš paėmiau? Aš paėmiau Lietuvą šitoje vietoje ir padariau tam tikrą analizę. Tai dabar ką aš padariau? Tai pirmas dalykas, aš atėjau į Oberhauso indeksą rinkų apžvalgą. Tai ir pasižiūrėjau, kiek augo vidutiniškai nominalus, reiškia kainų indeksas, neatsižvelgiant į jokias infliacijas ir taip toliau ir panašiai. Tai nuo 100 iki 951, jeigu mes būtume tikri, tai šitoje vietoje nuo 194 metais ir iki 951 nominalus indeksas augo, reiškia štai šitoje vietoje. Realaus kol kas neimu, nes visur imu nominalius skaičius, tam, kad po to neužmėtytumėt pomidorais, kad kažkur imu vertinant infliaciją, kažkur nevertinant. Tai čia nieko nevertinu. Dabar ką padarau? Tai susivedu į Average Return Calculator. Tai šitoje vietoje ką darau? Tai Starting Balance 94 metų sausį
100, dabar indeksas kainuoja vasario mėnesiui, ten buvo skaičiai 951. Vadinasi, vidutinė return for the investment yra 7,78% per metus. Jo, teisingai. Tai valio tokį skaičių aš ir įrašysiu į kapitalo prieaugį ir paskaičiuosiu nekilnojamą turtą. Dabar ką vertino žmogus? Tai žmogus vertino tokį dalyką, jog šitoje vietoje pradinis įnašas, reiškia, tiksliau, būsto vertė buvo 90 000, į dolerius nežiūrėkit, svarbu patys skaičiai, prasme, valiuta visiškai nesvarbu. 15% pradinis įnašas, 4,64 su Euriboru buvo, reiškia, procentai, 30 metų terminas. Jo? Toliau, jisai vertino, kad 350 kainuoja tokio buto nuoma kiekvieną mielą mėnesį ir kažkokių papildomų pajamų negeneruoja. Aš dar 5% pasilieku prastovai per metus, tai šitoje vietoje bus minimali prastova, nes ilgalaikė nuoma. Kitas momentas, aš jau vertinu čia šitoje vietoje infliaciją, tai annual increase, tai kad mes keliam po 3% kasmet. Toliau, ką mes darome? Mes sakome, kad draudimas tokiam būstui 100 eurų kažkur per metus kainuos. Toliau, mes turėsime atsidėti remontam. Tai šitoje vietoje vėlgi tai yra labai svarbus dalykas. Remontai kainuoja, tokiam būstui per 10 metų vis tiek apie 7-10 tūkstančių turėtų būti. Aš ėmiau 6 tūkstančius jau, kad jau čia nebūtų labai prastai. Ir tada other cost, tai yra verslo liudijimas, kuris kainuoja 684. Vėlgi, visos kainos brangsta po 3% per metus, nes tokia yra vidutinė infliacija. Toliau, turto prieaugis 7,78. Prisimenat, iš kur paėmiau šitą dalį. Šita dalis buvo paimta iš štai šitos vietos, tai 7,78. Ir tada 30 metų mes laikome šitą turtą ir pardavimo kaštai yra irgi 3%. Sakykime, sumokame brokeriui ten 3% su visais notarais, su viskuo. Good, done. Tai dabar klausimas, kaip viskas atrodo. Ir dabar atrodo viskas labai gražu, jeigu mes žiūrime iš tai šitą vietą. Tai reiškia return 12,4%, total profit when sold 7,94. Tai iš principo aš beveik pataikiau į tą skirtumą, kurį, ne skirtumą, o į tą sumą, kuri būtų buvusi investuota su SCHG pagal to žmogaus skaičiavimą. Cash on cash return, tai reiškia, kiek aš pinigų gavau už savo, sakykime, investuotus tos 13,5 tūkstančio ir kapitalizacija 2,9% per metus vidutiniškai. Čia jisai paskaičiuoja rental income 189 tūkstančiai, reiškia, per 30 metų, mortgage payment tai yra 141 tūkstantis, total expense 65 tūkstančiai šitas butas kainuoja ir total net operating income yra 123 tūkstančio. Tai bendrai, kaip jeigu pasižiūrėtume visus skaičius, tai gaunasi taip, kad po 30 metų toks turtas kainuoja ir finale būtų parduodamas už 827 tūkstančius ir total gaunasi čia 794. Tai čia galima pasižiūrėti, susivesti, tai yra calculator.net, rental property calculator. Bet kur yra niuansas? Tai kad jeigu mes įvertinsime visus šitos dalykus, kuriuos mes dabar paskaičiavome, tai prie tokio vidurkio monthly 350, jo čia gaunasi už pajamas, pajamos tiek. Bet paskola kainuoja 394, užimtumas prastova 17,5, nes vis tiek reikės remontuotis kažkada tai, nuomininkus keisti, 8 eurai kainuoja visas insurance'as, tai yra draudimas. Ko neskaičiuoja labai daug žmonių, tai yra maintenance costs ir verslo liudijimas 684, tai sudaro tiek. Ir gaunasi, kad cash flows'as, jisai yra negatyv, tai reiškia 176 eurai per mėnesį dar, hipotetiškai turėtų primokėti. Žinoma, mes, kai daromės remontus, taip toliau, verslo liudijimus, mes tokių dalykų nelabai skaičiuojam. Ta prasme, nes mes neskaičiuojam jų kas mėnesį, kad, jos generuoja neigiamą cash flowsą, bet kai reikia įsimesti jau po to vėliau, tai tada prasideda. Tai nežinau, galit vėlgi užmėtyti mane pomidorais, kad aš neteisingai kažką paskaičiavau, tai tada labai lauksiu jūsų kažkokio tai atsiųsto man turinio vieneto, kur jūs skaičiuojat su skaičiuoklėmis ir tada galbūt kažkaip kitaip pasiskaičiuosim. Bet aš kalbu apie ilgalaikę nuomą šitoje vietoje, ne trumpalaikę, ilgalaikę. Nekalbu apie jokius perdarimus, padalinimus ir taip toliau ir panašiai turto. Aš kalbu apie vieno kambario tokį butuką. Tai mes turim 176 pinigus negative cash flow teorinėme lygmenyje.
Bet cash on cash return'ą turim 5800% ilguoju laikotarpiu, nes bet kokiu atveju pardavus turtą iš kapitalizacijos mes turėtume labai nesveiką prieaugį. Good. Tai čia yra šita dalis. Tai dabar su nekilnojamu turtu aišku, kaip ir žiauriai gerai viskas atrodo. Tada ką aš paėmiau? Aš paėmiau S&P 500 30 metų laikotarpyje nuo 94 metų ir S&P 500 kainavo, taip, 460 pinigų jisai kainavo 94 metais. Ending balance'as 5011 šiai dienai, kai aš filmuoju. Nu, tai 8,2 per metus. Tai yra ilgalaikis rodiklis tam, kad mes obuolius lygintume su obuoliais. Ir kas tada gaunasi? Jeigu aš susivedu į investavimo šitą dalyką 13,5 tūkstančio, nes nuo 90 tūkstančių skaičiuoju, return rate aš imu nei daug, nei mažai 8,2 ir continuously mes auginam. Tai prasme, nieko nepridedam, niekas nieko, ne? Tai mes turime 158 tūkstančius pinigų, kas yra apie 5 kartus mažiau negu būtų buvęs su rental property dalyko, ne? Nes čia yra 800 beveik tūkstančių, čia yra 160 tūkstančių. Tai yra nesvietiškai daug, ta prasme, tai yra 5 kartus realiai mažiau mes turime su S&P 500. Ir dabar ploja katučių visi tie, kas galvoja, kad nekilnojamas turtas yra super duper nice ir dicer. Bet mes neturim negative cash flow čia šitoje vietoje ir mes neturim visos tos terlionės su visais nuomininkais ir taip toliau ir panašiai. Tai, kadangi mes turime negative tą vadinamą cash flow, tai šitoje vietoje galima būtų naudoti svertą. Ir vat manęs viena iš žiūrovių klausė dar dėl sverto pakalbėti, tai vėlgi pakalbėsiu. Tai sakykime, jeigu mes įmame dabar SCHG dalyką, nes prie sverto toliau nueisiu, jeigu mes įmame fondą SCHG, kuris šiai dienai generuoja, vėlgi vidutiniškai 13,35%, apie ką ir buvo kalbėta, tai 13,35% calculate ir šitoje vietoje aš jau pasiekiu plius minus tą patį rodiklį, ką ir su nekilnojamu turtu. Reiškia, būčiau pasiekęs šitoj vietoj identišką pinigų sumą. Tai mano galva, jeigu aš lyginu nekilnojamą turtą konkrečiai Lietuvoje, istorinius rodiklius, istorinius rodiklius, plus SCHG istorinius rodiklius, tai šitoje vietoje nekilnojamas turtas vis tiek laimėtų. Tik tai tiek, kad mes neturėtume negative to vadinamo cash flow, ar reiškia su šituo pelningumu. Tai tikiuosi šita dalis yra aiški. Ir dabar sakau, ploja katučių visi tie, kas turi nekilnojamo turto. Tačiau, jeigu aš įdomumo dėliai jau tada rental property calculator, aš turiu čia minus 176 pinigus. Ką aš padarau? Sakau, kad mano marža, tai reiškia ta paskola kainuoja, nes aš su nekilnojamu turtu naudoju svertą, aš iš banko skolinuosi labai daug pinigų. Tai šitoj vietoj man nesigaus pasiskolinti daug pinigų, nes marža kainuoja vėlgi pakankamai nemažą pinigų kiekį. 178 padalinam iš 0,15, nes marža kainuoja 15% metinių palūkanų. Tai šitoje vietoje aš galiu pasiskolinti 14 240 eurų. Tai plus 13 500, tai realiai 27 tūkstančiai bendras mano, sakykime, bendra investuota suma būtų 7 kem. Nu va, ir dabar jau atsiranda daug įdomesnis skaičiavimas. Kodėl? Dėl to, kad šitoje vietoje, jeigu aš visgi naudočiau maržą, nes ten aš naudoju maržos nei daug, nei mažai, nuo 90 tūkstančių aš naudoju 67 500, čia aš naudoju 13 240. Tai kas gaunasi, kad aš turiu 1,5 milijono, kas yra dvigubai daugiau negu štai šitoje vietoje aš turėčiau. Jo, kaip ir logiška. Nes aš ir ten jau dabar naudoju svertą ir už tą svertą primoku jo šitoje vietoje. Tai kaip ir atrodytų logiška. Bet tikrai ne kiekvienas gali sau leisti, tą dalyką daryti ir sąmoningai eiti kažkur tai į minusą vardant tokių skaičių. Tai nežinau, vėlgi, jeigu jums atrodo, kad aš kažką neteisingai skaičiuoju, tai būkit geri, parodykit, pasakykit, kurioje konkrečiai vietoje ir su timestampu ir panašiai. Tai man labai būtų įdomu. Nes aš jau šitam tai ruošiausi tikrai labai ilgai dalykui. Tai toliau, jeigu aš, sakykime, investuoju į S&P 500 su 8,2, tai šitoj vietoj aš nelenkiu, net ir su svertu, nelenkiu nekilnojamo turto.
Tai dabar įsivaizduokit, jeigu jūs investuojat į augimo fondą, tai šiuo atveju CHG, būtumėt investavę į CHG, tai jūs būtumėt aplenkę dvigubai. Jeigu jūs imtumėt S&P 500, tai šitoje vietoje, dvigubai būtų laimėjęs nekilnojamas turtas. Tai kur yra įdomybė, tai kad vienos geriausios investicijos tikriausiai nėra. Bet jeigu mes paimtume ir sulygintume, aš esu daręs praeitą kartą su reitais, su nekilnojamo turto fondais tą patį, tai aš imu tą patį realty income 13,9 nuo 94 metų. Lygiai nuo 94 metų 13,9 vidutinė metinė grąža. Čia su dividendų reinvestavimu. Tai kas tada gaunasi? Aš ateinu čianai ir sakau, aš su tuo pačiu svertu 13,9% calculate ir aš turiu vieną lemą 795 tūkstančius. Mano investicija būtų tokiu atveju išskaidyta į, dabar pasakysiu kiek, 15 tūkstančių, man rodos, objektų jie turi, our portfolio. 15 450 objektų su 98% užimtumu ir 1300 klientų 86 industrijose. Tai įsivaizduokite, kiek stipriai išskaidyta geografija šito nekilnojamo turto fondo. Galima pasižiūrėti štai čia. Tai tokiu atveju, jeigu aš lyginu NT su NT, tai šitoj vietoj tokiu variantu NT fondas laimėtų. Jeigu aš išimu svertą iš šitos vietos ir sakau, kad čia yra 13 500, tai klausimas, ar laimėsiu, plius minus tas pats galėtų būti, tik tai vėlgi, kalbant apie negative cash flow, tai turėtumėte įsivertinti. Tai net be sverto šitoje vietoje NT fondas, bent jau šitas konkrečiai remiantis praeities rezultatais, būtų laimėjęs. Tai dabar žiūrėkit. Jeigu norit visgi investuoti į vertybinius popierius, ir norit investuoti į indeksus, tai S&P 500 yra tas toks, kur apie 8% grąžos duodantis, tai VUAA, valio, ateinam į Freedomą ir galime įsigyti šitą daiktą, pirkti čia ir viskas, 94 pinigai. Jeigu mes kalbam apie SCHG, tai vėlgi ateinam, susirandam savo mėgstamą SCHG fondą, Švabas, viskas ok, beje, mano portfelyje jūs jį irgi matysit šitoje vietoje Švabo augimo fondą, tai jis yra pridėtas už nei daug nei mažai 2700 eurų apytiksliai. Viskas, valio, turim, važiuojam ir auginam savo portfelį su orientacija į augimą po 13% apytiksliai. Bet vėlgi, kuo remintis buvo padarytas mano tas pats susvertų realty income'as, jo? Tai realty income ta pati idėja susvertų ir buvo padaryta remiantis labai panašiais skaičiavimais, kaip aš rodau jum dabar. Tai reiškia, kad 13,9 long term, tai yra nekilnojamas turtas, reinvestuojant dividendus, net susvertų, net su negative cash flow, bet kokiu atveju padaro, šiuo atveju mano pozicija realty income yra 30 500, tai įsivaizduokime, jeigu 30 metų, tai prasme, 2 lemai grubiai. Tai šitą investiciją gali ilguoju laikotarpiu tikrai pakankamai stipriai užauginti mano portfelį, labiau netgi negu tas pats SCHG fondas. Todėl aš asmeniškai šitoje vietoje, jeigu man reikėtų rinktis, tai aš rinkčiausi vertybinius popierius, nes tiesiog paprasčiau ir daugiau galimybės ir daugiau lankstumo, daugiau likvidumo šitoje vietoje. Nekilnojamas turtas mėgsta tuos žmonės, kurie mėgsta padirbėti su juo, mėgsta prasukti gerus dylus ir vėlgi nieko blogo su tuo nėra, bet geriausios investicijos tikrai nėra. Tai diversifikuokit. Išnaudokit fondus, išnaudokit nekilnojamo turto fondus, išnaudokit svertą, išnaudokit viską tinkamai, naudokitės finansiniais instrumentais pagal paskirtį. Vienos geriausios investicijos tikrai nėra. Pelningo visiems investavimo, nuorodai Freedom 24 rasite apačioje. Jeigu jums tinka ir patinka toks turinys, tai prenumeruojam kanalą, susirenkam bonusus iš Freedomo, nes iki balandžio 30 mes galime gauti iki 20 akcijų dovanų. O jeigu norit išnaudoti daugiau svertų, tai tada nekilnojamas turtas ir valio. Pelningo visiems investavimo ir iki kitų kartų.